Kaip sužinoti, kuri reklama yra efektyviausia, ką veikia srautas, kuris yra nupirktas, pavyzdžiui, iš Facebook reklamos, iš Google Ads reklamos, kokie veiksmai buvo atlikti, pavyzdžiui, kas pridėta į krepšelį, koks srautas pridėjo į krepšelį, kas nupirko arba kas užpildė užklausos formą. Apie tai yra SEO trečiadienis 63. Sveiki, mano vardas Vladimiras, Easy SEO reklamos agentūra ir čia video yra skirtas, čia yra edukacinis video, kuris yra skirtas verslo savininkui arba pradedančiam specialistui. Patyrę reklamos specialistai tikrai žino apie UTM parametrus ir žino ir turi naudoti. Jeigu jūs turite agentūrą ar kažkokį specialistą, galite paklausti, ar mes naudojam URL parametrus, UTM parametrus, kad būtų galima pačiam prisijungti Google Analytics ir pažiūrėti savo reklamos efektyvumą. Gerai, kas yra tie parametrai ir kaip jie atrodo? Kam įdomu, čia tekste yra detalesnis aprašymas, čia yra daugiau pavyzdžių ir beje, čia yra nuoroda į įrankį, kurį mes sukūrėm. ChatGPT gali nemokamai jums sukurti standartizuotus UTM parametrus. Labai paprastai įklijuojat savo URL adresą, savo puslapio adresą ir ChatGPT padarys darbą už jūs. Reikės tik tai atsakyti į keletą klausimų. Ir apie tai parodysiu video pabaigoje. Gerai, kas yra UTM parametrai? Tai yra kodas, kuris yra pridedamas prie, kitaip sakant, prie jūsų nuorodos. Tuoj parodysiu. Pavyzdys gali atrodyti štai taip. Jūsų tinklapio adresas kažkoks ir štai čia nuo klaustuko, čia yra get parametras, nuo jo prasideda UTM parametrai, kuriame yra užkoduotas reklamos šaltinis, gali būti užkoduotas reklamos šaltinis, gali būti užkoduota konkreti kampanija ir dar daugiau naudingų metrikų. Ir tada savo ataskaitoje, Google Ads, Google Analytics 4 ataskaitoje, jūs nematysite tokių veiksmų, pavyzdžiui, yra pridėta į krepšelį, bet jūs nežinot, kaip čia yra pavyzdys. 249 kartai produktai yra pridėta į krepšelį, bet nėra žinoma, iš kurio šaltinio arba kuri reklaminė kampanija už tai atsakinga, galim taip pasakyti. Ir tada galima sekti, jeigu Google Analytics veikia teisingai, tada galima sekti, kokie veiksmai atlikti, kas pridėta į krepšelį, kas nupirkta ir jeigu jūs niekai neparduodat, kur žmonės spaudžia ant kokių mygtukų, kokias formas užpildo. Gerai, ką dar reikėtų žinoti apie UTM metrikas? Vėlgi, kam įdomu, tai čia galima pasiskaityti, kaip reikėtų pildyti, bet dažnai žmonės galvoja, kad Google Analytics 4 automatiškai seka visus veiksmus, viską padaro už jūs. Ne, taip nėra. Dažniausiai, jeigu jūs nepasirūpinat arba jūsų reklamos specialistas nepasirūpina, tada matysit tokį rezultatą ir nežinosit iš Google Analytics 4, nesužinosit, pasakykim taip, bendrai reklamos efektyvumo arba kas buvo nuveikta jūsų tinklapyje. Vienas kitas pavyzdys, kaip būtų galima naudoti nebūtinai su mokama reklama, kaip Facebook ar Google Ads. Pavyzdžiui, jums siūlo kažkas, čia yra aprašytas pavyzdys, kažkoks tinklapis siūlo reklamuotis ir sako, pas mus yra žiauriai didelis srautas, tikrai apsimoka pas mus, nes mes esam geriausi ir sumokėkit mums kažkiek ir tada jūs turėsit kažką. Tam, kad sužinoti efektyvumą, 100% sužinoti, beveik 100% sužinoti to portalo arba tos konkrečios nuorodos tame portale efektyvumą, reikia įdėti UTM metrikas į savo nuorodą. Tai atrodytų maždaug taip. Jūsų svetainė, tuoj padidinti, priartinsim, jūsų svetainė .lt, pavyzdžiui, arba gali būti jūsų paslauga, priklauso kokia nuoroda bus įdėta, bet reikės pridėti UTM metriką, tai būtų get parametras, campaign ir tada portalo pavadinimas. Ir galutinis URL, tai galutinis adresas, pasimečiau. Galutinis adresas galėtų atrodyti panašiai, galima nepildyti kitų metrikų. Gerai, plačiau, kur galima sužinoti apie URL UTM parametrus, čia yra šaltiniai, yra Google marketingo platforma, nemokamas įrankis arba nemokama Google akademija, yra nemokamas įrankis UTM Builder, konstruktorius, kuris padės sukonstruoti tokią nuorodą ir dar štai čia yra nuoroda į mūsų sukurtą Custom GPT įrankį UTM Easy Link Assistant.
tiesiog galite paspausti ant nuorodos, tuoj paspausiu ir galėsiu parodyti, kaip tai veikia. Ok, atidarom UTM asistentą ir štai čia, jeigu nežinom, ką parašyti toliau, galim paspausti čia, kur just say start, arba galim paspausti, arba parašyti start. Gerai, jis man užduos klausimus ir man reikėtų tada atsakyti klausimus. Yra keli klausimai, reikėtų nurodyti savo puslapio adresą. Tuoj aš užpildysiu, tai būtų pavyzdžiui easyseo.lt, bet reikėtų tvarkingai su HTTPS, www versija ar ne www. Stage of the funnel. Čia būtų, yra standartas, kas nežino, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, bottom. Mūsų atveju, pavyzdžiui, tai būtų top, tai plačiai auditorijai. Jeigu kam įdomu, galėsiu padaryti apie tai, kas yra, kaip yra skirstomi funnel žingsniai, to piltuvėlio vadinamo žingsniai, bet tarkim tai būtų top. Campaign name, tarkim tai būtų campaign name geriausia SEO agentūra. Channel platform, tarkim mes reklamuosimės Facebook'e, Facebook. Ir tada koks, čia 5 klausimas yra kaip ir neprivalomas, bet tarkim tai būtų video, kažkoks video Reels. Tarkim, Reels galima uždėti 25, jeigu aš jį taip prenumeruoju. Čia mes pamatysime parametrį. 6 nebūtina pildyti, spaudžiam Enter ir tada man sugeneruos nuorodą. Kaip ir buvau sakęs, reikia žinoti savo galutinę versiją, kad nebūtų nereikalingų redirektų. Štai čia yra paaiškinimas, kaip yra užkoduota. Paimant šitą nuorodą ir tada matysite Google Analytics'e, matysite būtent tos reklaminės kampanijos, kur yra įkelta šitą nuorodą, efektyvumą ir ką nuveikė žmonės, kurie atėjo jūsų tinklapį. Beje, jeigu reikia pagalbos su Google Analytics 4 arba su UTM metriko atsekamumu, o gal net jums reikia sukurti jūsų verslui custom GPT, kuris generuotų pagal jūsų taisyklės, galime tiesiog susiekite su mumis, praneškit tiek šiam kartui. Jeigu patiko, spauskite like, prenumeruokite Easy SEO trečiadienio kanalą. Iki.